Oi, vos neįmynėte. Ačiū Jums, Giedriau. Mes dabar pasišnekėsime su žymiu ekskrementų kolekcionieriumi Giedriu Savickiu. Taip, ką tik jūs nesugadinote labai reto ekskremento. Šis retas ekskrementas tai yra ilgaplaukio vokiečio aviganio, nes kodėl ilgaplaukio mes galime spręsti iš karto, nes žinote, kaip šuns plaukas nėra virškinamas ir jis yra paliekamas kartu su ekskrementais. O dabar parodysiu, kaip mes šį paimti. Taigi dar vienas mano eksponatėlis į mano kolekciją. Va, matote, imtumėt rankomis, tai jisai krenta. Krenta, slysta ir galite įsipurvinti, bet tam yra tam tikras maišelis, kur mes tą ekskrementą labai paimam ir dingo. Aš iš vis uždrausiu futbolo aikštelėse žaisti futbolą, nes dažnai labai reti ekskrementai, labai retų šunų yra sumindomi futbolisto buco. Todėl mes kartais prarandame labai retus eksponatus. Šičio galima pasakyti, kad čia yra paprastos varneškos. Tokių namie aš jau turiu keletas, todėl šito mes jau ir neimsime, palikime. Dabar galime pastebėti vieną ekskrementą, kuris iš tolo lyg ir šviečia. Tai yra Alpių picneris, kuris gelbėja žmones. O kodėl šviečia? Todėl, kad šis šuo valgo labai daug žuvies ir turi fosforo. Ir kai žmogus nori kalnuose pasiklydęs išsigelbėti, tas šuo, palikdamas ne pėdsaką, o šviečiančius ekskrementus. Gal aš ir suklydau. Suklydote dėl ko? Čia gali būti ir ne Alpių picnerio darbelis. Matot, kaip įdomu. Nes matote, sąstingio metu pats galas yra sutraukiamas, o pats priekis yra išplečiamas. Labai keista. Dabar yra balandis, nes šitas ženšnauceris, karlikinis ir ženšnauceris, tai daro tik tai 2 kartus į metus. 2 kartus į metus? Per ilgiausią metų naktį, per jonines, ir 3 dienos po vėlinių. Labai keista matyti jį čia, mes paimsime į kolekciją, palaukite, aš pasižiūrėsiu. Mano kartotekui, ženšnauceris. Dabar mano yra toks pirmasis etapas, tai yra rinkimas. Taip. O prasidės jau tas linksmasis, gerasis antrasis etapas, tai yra rūšiavimas, tarptautiniai konkursai, mainai. Svarbiausia mainai, mes susirenkam bendraminčiai ir mainomės eksperimentų, kokių mes turim, kokių mes neturim. Aišku, dabar labai retai surasi, pavyzdžiui, karališko pudelio, o Lenkijoje karališko pudelio eksperimentų nors tušik. O sakykite, o ar labai daug žmonių sudaro jūsų draugiją? Draugija? Aš nežinau, ar yra dar tokių bendraminčių Lietuvoj. Gal aš... Jūs vienintelis. Mes turim tokią retą progą pakalbinti vienintelį ekskrementų kolekcionierių. Nes matote, labai sunkus tai yra darbas, nes tu turi, aš labai daug sportuoju, todėl, kad tu turi būti vikrus, stiprus ir greitas. Taip, greitas, tuptučius, todėl, kad tu turi paimti pirmas ekskrementą greičiau negu šeimininkas. Karlikinio ženšnaucerio. Matote, labai įdomus. Čia reiškia vaikščiojo pora, nes mes prieš tai paėmėm patiną, o čia yra patelės. Žinote, kodėl patelės? Jaučiat kvapą? Jaučiu, kad smirda. Nu tai va, tai čia yra patelė. Patino dažniausiai nesmirda, patelės smirda labiausiai. Suprantate, kuom jis yra ypatingas tuom, kad ir ženšnauceriai yra labai mažiukai. Karlikiniai labai mažiukai, o kaip matote, ekskrementas yra labai didelis, taigi jie kaupia ir 2 kartus, kaip sakiau, per metus jie padidėja. Ir jūs kartais galite pas šeimininką pamatyti didelį, tai mažą. Šis eksperimentas mes to paimsime, pasižiūrėsim, taip, karlikinė patelė. Prašau maišelį, gal jūs norite? Va, prašau, palaikykite man. Oi, man teko tokia garbė palaikyti kolekcionieriaus maišelius. Atsargiai, čia veržiasi ekskrementų sunka. Giedriau, o kada vis dėlto yra tas geriausias, tas aukso metas, kada jūs renkate savo laimikius, savo trofėjus? Nu, tai aišku, kad pavasarį, kai jau pasirodo pirmieji saulės spinduliai ir tirpdo sniegą. Tai visas sniegas lauke nueina, nutirpsta, tada jau ką tu pasirodo eksponatų galybės, įvairovės. Tada aš užsidedu labai mažos išmėros batukus. O kodėl? Todėl, kad neįminčiau ir nesutrypčiau kokio nors vertingo taip eksponato. Ir, suprantate,
Tada būna, kaip sakoma, ką šunys per žiemą pasėjo, tą aš jau pavasarį ir pjaunu. Nu va, mini ekskrementas čia. Dabar pasižiūrėkite, mes matome rudą dryžę. Ruda dryžė reiškia, kažkur jį veda į ekskrementą. Nes šuo, kaip sakoma, aš galiu parodyti, jūs man palaikykite. Oi, aš vėl turiu laimę palaikyti. Atsargiai. Dar šilti. Šuo darė savo darbą. Šuo, kaip žinote, yra gyvūnas keturkojus. Tada jisai padarė savo darbą. Kažkiek yra pasipurtimų. Purtimas. Tada sėdama yra ant dviejų, kas yra keista keturkojo gyvūnų. Delnai į priekį. Ir kaip supratote, sėdmenys yra ant žolės. Žolės pagalba, šuns žiedinis raumuo gauna trintį ir tada yra valomas užpakalis. Tai su tokiu nuostabiu pavyzdžiu mes matome, kad iš tikrųjų yra reikalinga, naudinga ir būtina rinkti šunelių kakučius. O kitoje mūsų rubrikoje mes susitiksime su viena specialiste, kuri augina baltąsias pelytes, kad jos būtų kuo sotesnės jūsų auginamiems smaugliukams. Ji yra specialistė baltųjų pelyčių auginimo. Norėčiau, aišku, iš pradžių labai pasidžiaugti, kad lietuviai darosi jau tokie drąsesni, įdomesni, kad pradeda auginti egzotiškus gyvūnus. Ir ką aš labai norėčiau pabrėžti, kad maitinimas yra pats svarbiausias auginimo dalykas. Todėl, kad jeigu tu padarysi klaidą ir smauglį maitinsi ne tuo maistu, kokį jisai turi gauti, aš toj papasakosiu, kokį jis turi gauti, jis gali patapti iš to švelnaus padaro labai agresyviu ir bet kada išlindęs pro tarpelį, apsivynioti aplink kaklį ir pasmaugti netgi mylinti šeimininką. Pradėjome naują tokią baltųjų pelyčių seriją auginti, kurios auginamos yra labai specifiškos. Jos užaugo labai geros širdies, vadinasi, smauglys ją suvalgęs, gauna gerą energiją ir jis tampa rankiniu švelniu naminiu gyvūnu. Tai va, dabar apie tas pelytes. Kas yra svarbiausia? Svarbiausia pelytės, kai tu augini, jas kuo jų daugiau, auginti kuo mažesniai erdvėjai. Kad jos būtų draugiškos. Kad jos būtų draugiškos, kad jos nelakstytų ir per daug neaugintų raumens, nes raumuo savyje turi tą agresijos geną, kuris gali persiduoti smaugliui. O kitą laidelę mes pašnekėsime, kaip auginti vorelius, tarantulus. Iš tikrųjų, jūs, man atrodo, dar ne kartą pagelbėsit. Iki, myli žiūrovai. Oi, atsiprašau, čia yra sparnuotoja. Sparnuotoja. Atsiprašau.